Gipso kartonas ant sienų gali būti tvirtinamas prie metalinių arba medinių konstrukcijų. Naudojant gipso kartono plokščių siūlių klijus, šie darbai atliekami daug greičiau, paprasčiau ir yra ekonomiškesni. Aktuali problema yra gipso kartono plokščių nestandartinės siūlės. Montuojant gipso kartono plokštės dažnai tenka atlikti pjūvius. Tokiu būdu yra gaunamos nestandartinės gipso kartono plokščių siūlės. Siūlomas sprendimo būdas nestandartinėms siūlėms yra naudoti gipso kartono plokščių siūlių klijus. Prieš montuojant nestandartinės gipso kartono plokščių siūles, jas būtina nugruntuoti specialiu gruntu. Gruntui išdžiūvus galima suklijuoti nestandartinę siūlę. Išdžiūvusi siūlė užglaistoma gipso kartono plokščių siūlių glaistu. Išdžiūvęs gipso kartono siūlių glaistas yra itin elastingas. Naudojant gipso kartono plokščių siūlių klijus žymiai paspartėja darbas. Nereikia naudoti armavimo tinklelio, todėl pagerėja darbų kokybė. Matome gipso kartono plokščių siūlę, kuri šioje dalyje yra suklijuota gipso kartono plokščių klijais ir užglaistyta ant viršaus gipso kartono plokščių siūlių glaistu. O apačioje matome paprastų glaistų užglaistytą siūlę. Atliksime bandymą pademonstruoti, kaip gipso kartono plokščių siūlių klijais ir gipso kartono plokščių siūlių glaistu suklijuota ir užglaistyta siūlė yra atspari trūkimui ir kaip kitų glaistų glaistyta siūlė trūksta, esant tom pačiom sąlygom. Bandymas parodė, jog net nenaudojant armavimo tinklelio, dėka gipso kartono siūlių klijų ir glaisto žymiai pagerėja sukibimas ir padidėja sukibimo plotas. Taip pat neišstorėja siūlės sujungimo vieta, ko pasiekoje sumažėja glaisto sąnaudos, paspartėja darbas, o siūlė išlieka tvirta. Bandymo metu matome, jog plokštė lūžta ne per siūlę, bet kitoje vietoje. Gipso kartono plokščių klijavimas specialiais klijais yra greitesnis ir efektyvesnis gipso kartono plokščių montavimo būdas. Jų pagalba padidinamas plokščių sukibimo plotas. Siūlės yra tvirtos ir elastingos, o tvirtinimo darbams reikia mažiau medsraigčių.